Sveiki, aš Gediminas Paplauskas, miško mylėtojas, su manim kartu yra Justina Vidzienė. Sveiki. Taip pat miško mylėtoja ir mes norėtumėm iš tikrųjų jums pristatyti trumpą reportažą apie Lietuvos miškų reformą. Iš tikrųjų dėl to norim tai paviešinti, nes žiniasklaidai labai mažai apie tai kalbama, labai mažai žmonių to klausimų kaip ir pasisako ir tarp eilučių. Ir mažai išmano, kas šito klausimų. Taip, ir tarp eilučių visą tai prabėgo, vadinkime taip, bet mūsų miško mylėtojus be abejo tai labai liečia ir tai labai aktuali tema. Visuomenėje sklaido tam tikrą informaciją, kad būtina miškams reforma, kad esama sistema yra labai korumpuota, labai daug išvagame miškų ir niokojamas miškas. Tai čia vienos pusės kaip ir palaikymas toksai, o kita pusė sako, kad dabartinė reforma miškus atiduos kažkam vienam į rankas ir faktiškai situacijos tai nespręs, miškai vėl nebus prižiūrimi, vėl išvagiami, vadinkim taip, ir atiteks į vienos korporacijos rankas. Tai mes kaip miško mylėtojai... Kurie ateina iš užsienio. Ateina iš užsienio, taip, o mes vietiniai šios žemės gyventojai tikrai mylime mišką. Tai tikimės, kad ir jūs taip pat mylite savo aplinką, kurioje gyvenate ir ją tausojate. Ir mums labai rūpi, kas iš tikrųjų vyksta. Ir mes padarėm šiokį tokį tyrimą, apklausėme daug įdomių žmonių būtent šią tematiką ir norime šį reportažą pristatyti visuomeniai ir kad jūs galėtumėt irgi susidaryti šiokį tokį vaizdą apie realią dabartinę situaciją ir galbūt pasidaryti savo išvadas ir padėti... Čia mano buvo eilutė ir pasidaryti savo išvadas. Taip, pasidaryti savo išvadas ir iš tikrųjų prisidėti prie miško gynybos ir apsaugos. Taip. Ir giliaja prasme, nes šiai dienai, kaip mes supratome, miškas tai tik pelnas, kur grubiai kvadratai suskaičiuota, kiek tų medžių galim iškirti, o kalbos tokios plačiame spektre apie tai, kad yra ekosistema, kad tai oras, gyvūnai, gera emocinė būsena žmonėms. Taip, gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas. Lietuvis medis. Taip, tai gero žiūrėjimo ir... Labai pašnekėjom, jau daug šnekėjom. Daug šnekėjom. Gerai, pažiūrėkit video ir būtinai padarykit savo išvadas ir prisidėkite prie miškų saugojimo. Tiek. Šitoj visoj eigoje, tai vėlgi teisingumo dėlei turiu pabrėžti, kad nesižvelgiame tuos pasiūlymus, kuriuose siūloma palikti 32 ar 30 juridinių vienetų. Nes kaip ir sakiau, ta konkurencija šitoje vietoje nėra sveika ir nėra toleruojama. Ačiū uždėmesi. Ačiū. 1993 metais man teko matyti Švedijos ekonominio strateginio vystymo planą, kuriame tikslai buvo suformuluoti taip. Latvija, Estija ir Lietuvos teritorijos yra matytos kaip žaliavinės medienos tiekėjai ir taškas. Ką mes turime, praėjo 27 metai, mes iš šito taško niekur nepajudėjome, man tik atrodo, kad šitam projekte aiškiai slypi švediško kapitalo korporacijų ausis, kurių tikslas yra vienas ir vienintelis – gauti kuo daugiau pelno. Tas, kas prastūmė šitą reformą iki Seimo, mano galva, turėtų susidomėti Valstybės saugumo departamentas. Todėl, kad tai yra sistemos griovimas, tai yra neskaidrinimo procesas, o darymas dar neskaidriau. Ir aš labai palinkėčiau valstiečių ir ypač su pavadinimu žaliųjų partijai susimastyti vienu dalyku. Aš suprantu, kad jūs pastatė prieš faktą. Kažkas labai profesionaliai. Linkiu aš jums vieno dalyko. Pagalvoti, išgirsti, reiškia ne tik miškininkus, ne tik urėdus, bet ir kitus. Todėl, kad diskusijos negali neįvykti, nes valstybinio turto, didžiausio Lietuvos turto miško ateitis priklauso ne tik šiandieną, bet jis turi būti nesugriaunamas. Taigi viskas yra galvose mūsų ir aš manau, kad Seimas priims labai protingą sprendimą.
Mačiau aplinkos ministerijos pateiktų modeliavimo, kaip ta reforma būtų gyvendinta. Manau, kad aplinkos ministerijai trūksta tam kompetencijos ir žinau, kad jeigu būtų priimtas dabartinis įstatymas ir įsigalios nuo sekančių metų sausio 1 dienos, tai jūs, mėlyjei, kurie pritarėt šitam įstatymui, turite prisimti ir atsakomybę po to, kaip kils chaosas miškų ūkio sektoriuje. Šiandien mes pasitikėjimą dirbančiais, nežinau, ir miškų ūkio sektoriuje ir kitose sektoriuose žlugdom. Žlugdom dėl to, kad daug Seimo narių nepatyrusių, be kompetencijos, be atsakomybės, be vadybinių gebėjimų ir dar noriu pabrėžti valstiečiai ir žalieji, ką kalbėjo apie regioninę politiką, apie socialinių problemų sprendimą. Urėdijos sprendžia socialinės problemas vietoje žmonėms. Jūs sutinkat su tuo ar nesutinkat? Kur tie pažadai? Vargu ar būtume ėję dar į koaliciją, jeigu, reiškia, būtume atvykdę tokią programą, kuri prasilenkė su tais, kas buvo duota jūsų pažaduose. Jūs pakomentuosit, reiškia, dabar kiek vis tik tų darbuotojų bus atleista. Kitas klausimas, trečias, likvidavus generalinę miškų urėdiją, kasmet bus sutaupoma 1 milijonas eurų, reiškia. Tai aš nesuprantu, visiškai nebeliks, reiškia, žmonių toj įmonėje, kitoj, iš kur tas sutaupimas. Aš suprantu, kad bus panaikinta generalinė urėdija, tačiau bus įkurta kita įmonė viena, apie ką kalbama. Tai juk vis tiek išlaidos tai bus, reiškia, dar didesnės bus. Ką jūs anksčiau vieną kartą minėjot, kad prie Kaune kažkur tai bus ta viena įmonė ir dirbs apie 200 darbuotojų, tai gal 5 ar 6 kartus daugiau nei dabar generalinių urėdijų. Tai iš kur tas sutaupimas? Tai ačiū už klausimą. Tai pirmą klausimą dėl kaip prisidės prie vieno plėtros, tai būtent yra visas aspektas fokusas, kad viena įmonė, kada pasibaigia konkurencija tarp atskirų juridinių asmenų, dabar dėl to paties tos pačios pelno maržos, tada galima perskirstyti į naudoti techniką tose vietose, kur yra tankiau gyvenama, o kur yra didesnės aplinkosauginės priemonės, reikalingos daugiau darbo jėgos, tada gali žmonės neperskirstyti, vieno įmonių yra paprasta padaryti ir čia tas modelis yra naudojamas labai sėkmingai, noriu pabrėžti labai sėkmingai Suomijai. Aš buvau susitikęs su Suomijos ministru, mes aptarėme iki detalių, kaip tą organizuoti ir tas yra įvertinta. Dėl darbuotojų, tai mes dar kartą pabrėžti, tai pirmiausiai, kas kompensuos ar kas amortizuos generalinės urėdijos, tai yra bendrųjų funkcijų yra pakankamai daug ir jos amortizuos tos vienos įmonės darbuotojų atsiradimą. Aš noriu pabrėžti dar kartą, nei vienas tiesiogiai miške dirbantis darbuotojas nebus atleistas į juo šitą pertvarką tai nesiorientuoja. Gerbiamas ministre, aš noriu, kad jūs šiek tiek pakomentuotumėte ir domėjotės, nes panašios reformos buvo padarytos tiek Latvijoje, tiek Estijoje, padaryta viena urėdija ir tekę ir asmeniškai bendrauti, kad buvo delegacijos atvykę į Lietuvą ir jie nesižavi tas, kas padaryta Latvijoje. Neseniai kalbėjau su ministru, kuris atsakingas už žemės ūkio ministras, už miškus. Iš tikrųjų, netgi jau siūloma jauninti miškų kirtimą 20 metų. Ką tai reiškia, kad 20 metų, tai mes čia visi suprantam, iškirto dabar dar toliau nori kirsti. Tai ar net tas pats uraganas ateis į Lietuvą? Ar jūs šitos dalykus įvertinot ir prisiimat atsakomybę už šią reformą, kurią jūs, taip sakant, galvojate čia stumėt? Jūs labai gerai pasakėt. Tokia, sakyčiau, svarbi tema vykdoma. Mastelis, čia strateginiai resursai, miškai, strateginiai resursai. Vienintelė, sakyčiau, kurie 20 milijardų maždaug sumoja yra. Žiūrėkit, nėra visai žiniasklaidoje įskyrus jos. Dirba. Bet turėtų irgi yra pridirbę, čia tai neslėpti. Aš sutinku, bet tai yra 4000 žmonių. Tai paimkim kitą instituciją, galbūt tą, kur buvo pats ponas Skvernelis vadas ir pažiūrėkime, kiek ten korupcijos yra. Bet niekas nesako, kad jos reikia išvaikyti, utilizuoti, panaikyti, kad reiškia yra policijų korupcijos. Korupcijos yra visur.
Man tik tai teko dalyvauti 92 metais, kada mes buvom sudarę didelę tokią ir įvairią šakę delegaciją ir išvykom į Švediją, kad susipažinti su jų darbais, pasiekimais. Tai tada nustebinau, kad jie, pavyzdžiui, mažytę vieną pataisą įstatymą iš 4-5 metus ten nešioja ją ir apsvarsto su visais visuomenės sluoksniais ir taip toliau. O žiūrėkit dabar, pavyzdžiui, dėl miškų funkcijų, nes jie visi čia pelnas, efektyvumas, korupcija kalba. O dabar su ta funkcija, jie ir socialinę funkciją atlieka, toks nedaugybė šitų, gal jūs galite plačiau tą tokią temą išskleisti. Ką pametė vyriausybė, ką pametė Seimas? Apskritai yra dabar paimtas kaip eilinės valstybės įmonės fabriko, pagal tuos pačius ekonominius rodiklius norima padaryti, kad veiktų urėdija. Aš konstatuoju faktą. Pradžioj, kad urėdijos kaip tokio, tegu vardas būna kitas, nesvarbu. Miško įmonės, reiškia, pagrindinė funkcija nėra prekyba mediena. Pagrindinė funkcija yra valstybė, tarp kitko, miškas Lietuvoje yra pats didžiausias Lietuvos valstybės turtas. Mes jo neturime didesnio. Ir negalima didžiausiam valstybės turtui eiti va šitokių buldozerinių principų ir spręsti klausimus, reiškia, nenagrinėjant tų 100 komponenčių nematyti, o pamatyti vieną pelną. Tai ir konkrečiai šiuo atveju mediena. Mediena, ponai, kainos mes niekuomet nesužinosim tikrosios, todėl kad mes medieną, kurią šiandieną kertame, iš tikrųjų yra mūsų prosenelių užauginta, net ne senelių. Taip tariant, urėdijų didinti daug negali, nes efektyvumas iš karto krenta. Ekonominis efektyvumas krenta. Dabar taip, kaip jie skaičiuoja tą ekonominį efektyvumą, tai man juokas eina. Žinot, kaip jie, vyriausybės ekspertai Civita miškų valdymą sulygino su geležinkelių valdymu. Taip, čia nėra tas dalykas, miškininkystė tai nėra tas dalykas, kai imi bet kokį fabriką, pasimei kreditą, nusipirkai žaliavų, pagaminai produkciją, pardavai, gavai pelną. Šičia visiškai yra kiti principai. Nes miškas tai nėra, pabrėžiu žodį, tik mediena. Tai yra oras, tai yra aplinka, tai yra klimato kaita, tai yra žmogaus gyvenimo sąlygos, tai yra visa bioįvairovė, pradedant žvėrim, paukščiais ir kuo tik mes norime, ir augalija visa. Suprantat? Ir negalima paimti biznį. Todėl iš principo miškų urėdija negali tapti akcinė bendrovė, kai bus pagrindinis dalykas pelnas. Pelnas nėra urėdijos pagrindinis tikslas. O čia tiesa, kad ir pats aplinkos ministras turi giminaičių susijusių su medienos verslu, girdėjau ir Latvijoje, ir Lietuvoje. Aš kaip jūs girdėjau, kad jo pusbrolis yra Latvijos tos įmonės, kur sugriauti miškai, yra ar direktorius. Šitą dalyką labai gerai žino gerbiamas Linas Balsys, kuris kaip tik mūsų tekui parašęs prašymą įsiaiškinti dėl viešųjų ryšių žaidimų. O esate girdėję galbūt apie Vakarų medieną ir Sigitą Paulauską ir už jos stovintį koncerną IKEA, kuris susijęs, sakykime, su šita reforma, yra sklando gandų? Nepaslaptis, Paulauskas po Seimą jau šmėžuoja kokį 10 metų. 10 metų. Trūko ir bendradarbiavimo su miškininkais, jo kas liečia ministrą, tai galima buvo susėsti ir pakalbėti ir pasiūlyti efektyvesnius būdus. Kas nors iš pačių miškininkų dalyvavo ruošiant pačią reformą, sakykime, šitą projektą? Formaliai buvo grupiai, tačiau tai buvo tik formalus mano žiniom bendravimas. Dabartiniam projekte valstybės įmonės yra panaikinamos, lieka filialai, o filialų veikla visiškai nereglamentuota. Tai neaišku visai eilė klausimų ir tai yra pagrindas dar didesniam neskaidrumui ir neefektyviam valdymui. Tikslas yra apriboti išvežimą ir tokiu būdu sumažinti medienos kainą. Tai 20–30%, tarkim, jeigu sumažintų vidutinę medienos kainą 20%, tai tokiu atveju valstybė negautų nuo 30 iki 50 milijonų eurų. Jeigu vardinti 3 didžiausias grėsmės, jeigu vykdant šią reformą, kas jūsų manymu tai būtų? Pirmiausia, tai bus sukeltas chaosas nuo 2018 metų. Bus, reiškia, tai vienas momentas. Kitas momentas, reiškia, monopolizavus prekybą ar viešuosius pirkimus nukenties regionai ir apie 10–15 tūkstančių Lietuvos gyventojų, darbuotojų ir jų šeimų narių bus priversti arba migruoti, arba prašyti pašalpos. Na ir dar vienas dalykas, aišku, nukentės stipriai
miškų priežiūra. Tai netgi aš savęs užduodu savo klausimą, dėl ko yra daroma šita reforma. Ar dėl žmonių, ar jiems bus nuo to geriau, dėja šito negaliu pasakyti, kadangi tūkstančiai žmonių bus atleisti iš darbo. Ar tai daroma dėl miško, miškas taip pat nukentės. Ar tai daroma dėl pinigų, galbūt dėl pinigų, tačiau mes galim pasiūlyti jiem vietoj 13 milijonų, tiesiog 50 milijonų, kaip galima uždirbti pinigų daug efektyviau. Tačiau tam reikia buvo galima susijęsti ir pasikalbėti. O bus svarstami kiti variantai reformos apskritai? Yra alternatyvų? Reforma buvo pradėta ne nuo to galo, kaip aš sakau, buvo pasakyta, bus viena įmonė, tai yra tarsi užduotis tokia kažkieno tai ir tai girdėjom, kad nėra jokių alternatyvų ir net nebuvo svarstamas. Ir tai alternatyvos nebuvo svarstama, tai tarsi būtų viena įmonė pats reformos tikslas. O kam ta reformos įmonė daroma, dėl žmonių, dėl miško ar dėl pinigų, tai mes taip ir nesuprantame. Nesutinku. Eilės tvarka iš tikrųjų galėjo. Aš, pavyzdžiui, būčiau sakęs, kad reikėjo nuo sveikatos pradėti. Be abejonių, bet netgi, reiškia, mūsų frakcijoje ne visi taip galvoja, reiškia, ir čia tam tikra demokratija, reikia klausti, kurių daugiau yra. Daugiau sako, va čia, mes pakėlėm rankes, bet kai ką, reiškia, mes kai ką išsprendėm, šiandien buvo posėdis, vėl einant ten, kalbėjome apie finansavimo priemonių, profilaktinių. Ne, tai aš už sveikatą, tai matau, kad vyksta, stebim jūs ir matom, kad... Jo, bet, suprantate, jeigu čia būčiau vienas, tai nėra ko... Esame, reiškia, didysis parlamentas, koalicija, yra frakcija ir visą laiką yra demokratiniai principai, kurių daugiau tie ir lemia eilė sustatymo. Kai kam pasirodė, kad šita tvarka, tokia turbūt, mes turim sutikti, kadangi dauguma numatė, kad, pradėkime... Valstiečiuose tas ir vežė, to žaliuosiuose, kad tas visas sveikatinimas, visas šitas toks kitas visiškai nauja energija, visa ateina. Ne visi, yra kitų, kurie galvoja, kad yra svarbesnių klausimų. Pavyzdys. Į mane ne vienas urėdas, į mane netgi ten, kur aš gyvenu, ten yra miškų. Nei vienas urėdas į mane nesikreipė, tai aš suprantu, kad jiem nelabai tie dalykai. Tai jie negirdėjo gal? Jeigu jie tikrai žino, kas jų miestelį yra Seimo narys, jie tikrai žino. Jūsų nuomonė, kas tai per reformą, kas čia vyksta, kas čia vyksta su ta reforma, kas už jos, link ko tai eina, jūsų nuomonė? Reiškia, medienos perdirbimo oligarchai, prieš kokį jau 20 metų jie, kaip sakyt, imdavo iš urėdijų medieną ir už ją nemokėdavo. Paskui subankrotindavo įmonės. Ir, pavyzdžiui, jie taip negrąžino urėdijom visos Lietuvos 26 milijonų litrų. Pavogė. Dabar tos įmonės vėl atsistatė ir jie dirba, bet pinigų negrąžina. Yra konkrečios įmonės šitas vardai pavardės? Tai čia kaip vardai pavardės, tai čia yra, čia Vakarų Lietuvoje, čia Rietavo baldai buvo tokios įmonės, reiškia, ten jos susibankrotino. Ir po to tada jau ministerija, generalinė valdžia uždraudė duoti skolantą medieną, kadangi jie, reiškia, ima, už milijonus paima, skolų negrąžina, subankrotina įmonę, po to vėl dirba toliau, bet pinigų negrąžina. Tai kai uždraudė jiem, reiškia, vogti tą medieną, stambiesiem ten perdirbėjom, tada jie pradėjo reikalauti reformos, kad uždarytų urėdiją, atsikurtų vieną įmonę, kad jie galėtų perimti tą medienos kontrolę. Reiškia, jų tikslas dabar yra, praktiškai ta reforma yra čia ne valstiečių, ne kieno nors, tai yra zadanija. Reiškia, tie stambieji perdirbėjai, jie net neslėpia savo, pažiūrėjau, čia jau galim pasakyti, pažiūrėjau, Sigitas Paulauskas viešai yra pareiškęs, jis yra vakarų medienos ten, vakarų grupės, ten medienos perdirbėjo, reiškia, atstovas, jis ten kelių įmonių, ten bendrasavininkas. Tai jis pasakė, tik viena įmonė ir viskas. Jis, reiškia, čia jų nuomonė 100% atitinka. Ir jie, reiškia, tokią politiką ir vykdo, kad įkurti vieną įmonę, o tai reiškia, kad medienos kaina kristų kokie 300%. Ir į privačias, ne į valstybės kišenę, tada įkristų pinigai, pavyzdžiui, kokie 350 milijonų eurų kasmet, bet į privačias perdirbėjų kišenes stambiųjų įkristų. Tai susijęs su švedišku kapitalu, reiškia. Nes mūsų įmonės apie 90% dirba, stambiosios baldų pramonės įmonė dirba IKEAs koncernai. Ir tai susiję, reiškia, su jų pelnais. Tai va toks ir tikslas, o čia, reiškia, kad žalieji nedeklaravo, kad vykdys tokias reformas, kad naikins urėdijas. Jie nori įkurti vieną įmonę, praktiškai sukelt chaosą ir kažkur ten perduot tas medienos gamybą, monopolizuoti ją.
ir per monopolį, reiškia, numušti kainas ir pasimti, gauti pelnus, viskas. O kokios pasiekmes, sakykime, Lietuvai būtų taip pat keliai? Tai paliestų apie 10 000 žmonių netektų darbo, kadangi ten būtų uždarytos urėdijos, po to visi smulkieji miškų, kurie vykdo miškų darbus, reiškia tie rangovai tokio šeimų pagrindų, kurie dirba, reiškia kiekvieną miestelį ten regionuose, jie visi praktiškai nestambi įmonės samdytų stambius rangovus. Ir tie visi mažiukai realiai ten būtų geriausiu atveju persamdomi stambiųjų ir gautų kokį minimumą. Čia žiūrėjau kaip Akropolis, nuneštų visus. Jo, jie nuneš taip, yra čia visiškai šitas ir paskui visos smulkiosios perdirbimo įmonėlės, ten lentpjūvėlės, jos irgi užsidarytų, nes būtų aukcionai labai dideliais mastais praktiškai. Ir tai viso labo paliestų kokį 10 000 žmonių, praškai, emigracija, bedarbystė, prasigėrimas, va tokia yra regioninė politika, reiškia šitos naujosios valdžios. O miškai bio įvairovė? Jūsų nuomonė? Kai viena įmonė, tai Latvijai atėmė sertifikatą, iškirto kaip šaškės, išnaikino tos miškus, tarptautinį sertifikatą atėmė iš jų ir 10 jo neatgaus, reiškia, ir vienodai rodo, kirtimai padidinti 2, 3, tai reiškia, dar nori jie didinti tos kirtimus, jau iškirsti tie Latvijos miškai, tai yra šiurpu. Neplinų kirtimų, jie tikisi dar padarys reformą, neplinų kirtimų daugiau bus. Tai Latvijoje 98% kertami plinai, o pas mus tik tai geriausia atveju 70 ir dar mažiau kertama, 300 kertama neplinai. Kai bus viena įmonė, bus tas pat, 95 bus plinai kertami. Pusę metų nuo pirmo pastatymo jūsų ministerijoje, kada jūs pristatėte šitos reformos idėjas. Praėjus lygiai pusmečiui, tai yra Liepos beveik 10 dieną, mes pirmą kartą komitete svarstome, mes nesame girdėję nei įgyvendinimų, nei poįstatyminių aktų, o ministerija, kas sako, jinai yra pasiruošusi įgyvendinti reformą jau 2018 sausio 1, kuri yra data įkelta visuose šiandienos vyriausybės teisiniuose aktuose, įkelta ir visuose lydinčiuosiuose aktuose, įkeltas vyriausybė įpareigojimas paruošti poįstatyminių teisės aktus iki sausio 1. Mes šitų dokumentų nematėm, todėl aš nebūdama šalininkas maksimalios digitalizacijos, aš manau, kad ministerija tiesiog nesuruoštų. Antra priežastis yra, iš esmės, kad ministerija yra išėjusi į bekompromisę poziciją, ką kalbėti apie tai, kad išvadino didžiąją bendruomenę, miškininkų bendruomenę vagimis. Premjeras pasakė 1300 pažeidimų, nesugebėjo pavyzdyti šitų dalykų. Ir aš matau, kad aplinkos ministerija šiandien atėjo į akligatį. Ir net ir būdamas šalininkas, aš matau, kad nepasiruošti yra reformai. O jeigu jūs kalbat, kad vyriausybės projektas yra kompromisinis, prieš netrukus nuskambėjo, suskaičiavau asmeniškai 96 Seimo narių pasiūlymai, pritarta iš jų yra tik tai 9. Iš tų 9 yra 3 vyriausybės, po to 2 valdančiųjų ir vienas iš esmės opozicijos, kuri yra pirmų parašų. Tai likusieji 90 narių pasiūlymai yra atmesti, tai jeigu jūs sakote, mes padarėm kažkokių nuolaidų, jūs padarėte savo vardu. Norėčiau, dar kadencijos pradžioje susakęs ministrui, kitiems kalbėkimės, atneškit projektą, atneškit viziją, kaip jūs manot tą daryti. Dabar niekur tas nepasikeitė. Yra tik tai plotų kriterijus. Iki to laiko man pastarosius kelis mėnesius buvo nebeaišku pasidarė, kas ko nori, kas siūlo ir kas ko siekia. Pradedant premjero, kultūros komiteto pirmininku, baigiant aplinkos ministrų. Prezidentė jau galų gale pasakė, jūs esate arogantiški, turėdama omeny, kad Seime nebesugeba susikalbėti tarpusavy su opozicija ir su miškininkais. Tai yra žmonės, tūkstančiai žmonių dirbančių tame sektoriuje. O kaip jūs pakomentuotumėte tą faktą, kad aplinkos ministras turi, sakykime, ryšių su stambios medienos pramonės atstovais ir jo pusbrolis dirba tiesiog, sakykime, šiuose įmonėse, ir kurių apyvarta yra 12 milijonų eurų. Negaliu komentuoti gandų, nes tikrai nežinau, kad jis... Ar čia nėra interesų konflikto? Na, kiek teko girdėti, kad taip, ministro pusbrolis turi... Tai kaip čia tada su skaidrumu? Tačiau jis yra deklaravęs viešus ir privačius interesus.
Na ir pusbrolis tai nėra artimas giminaitis, aš nemanau, kad tai yra tiesioginis ryšys. Nes tiesiog tokie sutapimai, kad šitas modelis yra tinkamas stambiam verslui, o mūsų aplinkos ministras turi kaip tik tiesioginis ryšys. Saugiklius, kurie nebūtų stambiai medienos pramonė. O kokie tie saugikliai? Kaip ir minėjau, ta pati viena įmonė, jeigu valdymo... O kas kontroliuos tą vieną įmonę? Kas kontroliuos ir užtikrins, kad būtų skaidrumas tose vienose rankose, tos vyriausybės skaidrumas? Kas užtikrins tai? Kas bus garantas to skaidrumo? Ar čia bus tik tai kėdžių perstumdymas? Kontroliuoja, tai yra kontroliuojančius. Bet kas kontroliuoja? Bet jeigu dabar nesukontroliuoja urėdų, kas sukontroliuos tą pačią vyriausybę, kuri keisis kas kelis metus? Vyriausybę kontroliuoja Seimas, tai mes vykdom parlamentinę kontrolę ir žiūrim. Tai žodžiu, uždaras ratas. Kontrolė kaip ir neužtikrinama, nes aš suprantu šitos reformos esmė išgyvendinti korupciją. Taip, išgyvendinti korupciją ir be abejo tai turėtų dirbti specialiosios tarnybos tam, kad jeigu vyksta korupciniai atvejai, kaip ir minėjau čia posėdžio metu, kad tikrai buvo padaryta klaidų, metų šešėlį ant miškininkų ir jeigu yra neskaidrumo atveju, tą turėtų tada spręsti atitinkamos tarnybos. Čia ne tuo keliu eita, mes neturėjome šito daryti, aš suprantu, aš pripažįstu klaidą ir manau, kad ministras taip pat pripažįsta. Na, o dabar mes turėtumėm tikrai nekalbėti apie tai, kas buvo blogai, klaidų darome visi, mes turime eiti, žiūrėti į priekį ir eiti pačiu racionaliausiu keliu, ieškoti geriausių sprendimų, kaip mes galėtumėm dabar išeiti iš šitos situacijos, kad reforma... Kiek čia tų kamerų jūs turite? Turim jau, kaip ginkluojamės. Tai va, iš tikrųjų tos nuomonės reikia, bendros, kas čia dabar po šito posėdžio. Kaip rezumė, ką pasakytumėt visuomeniai, taip kad neinant į antrailius, o kad esame ką čia. Ir kas įvyko šiandien? Ministras negebėjo daryti normalios reformos, todėl maksimalus variantas neišėjo, nes jis nesitarė nei su bendruomenė, nei su kitom frakcijomis. Todėl pasiūlytas kompromisinis variantas mano ir Pauliaus Saudargo vardu ir reforma bus daroma laipsniškai, 2 etapais. Tai iš 42 urėdijų galės tapti 15 arba 25 tame tarpe, po 20-ųjų jau pati vyriausybė apsispręstų, kiek urėdijų yra racionaliausia turėti, kaip aptarnauti ir taip toliau. Todėl medienos kainos niekas pasaulyje tikrosios nežino. Suprantat, kaip yra? Ir paimti biznį, kad aš padariau biznį, šiuo metu kiek aš pardaviau, už tokią sumą aš gavau, tai yra visiškai dabar pasidavė Seimas medienos apdirbėjų diktatui, aš sakau tiesiai ir šviesiai. Kas yra miškų urėdija? Miškų urėdija tai yra jos pagrindinė funkcija - valstybės turtą tausoti ir auginti ir prižiūrėti ir saugoti. Bet atliekant šitas funkcijas, jinai gauna šalutinį, pabrėžiu žodį, produktą medieną, kurį reikia realizuoti, nes tai valstybės turtas, tvarkingai realizuoti, parduoti ir gauti, žinoma, biznį padaryti iš to produktą. Bet pabrėžiu žodį šalutinį. Tai nėra pagrindinis, nes jeigu šnekam apie pagrindinį, tai šitą pardavimą, kirtimą ir visą turėtų daryti mūsų net ne anūkai, proanūkai. Suprantat? Reiškia, mes laikė išsitempė šitas dalykas labai ir todėl klausimas yra šiandieną esminis. Miško urėdija negali bankrutuoti, nes ne biznis jai esmė, jai turto saugojimas. Jeigu jūs prisimenat, net 2 kartus buvo bandoma planuoti, projektuoti, buvo parengti ir projektai celiuliozės fabrikos statybos. Japonai su Lietuvoje suskaičiavo, kad viskas tvarkoj galima statyti. Japonų ekspertai atvažiavo, patikrino, viskas taip gerai. Galbūt jie būtų pasiruošę čia investuoti. Ir staiga atsiranda švedų ekspertai, jie paekspertuoja projektą ir konstatuoja faktą. Neužteks žaliavos. Jie neturi intereso, todėl kad Švedijos strateginiuose planuose nuo 93-ųjų yra Lietuva kaip jų strateginis žaliavos šaltinis. Ne, tai kur yra visa Vilniava? Aš matau vieną pusę ir kitą. Argumentai. Aš jau 25 beveik metai Seime. Visuomet yra argumentų kova. Vieno pusė stovi Skvernelis su ministru, tas viceministras, aš jį žaidėjo neskaitau, jam dar mokytis į mokytis. Reiškia, kito pusė miškininkai, akademikai, profesoriai, docentai. Tie, kurie visą gyvenimą atidavė miškui, dabar jau nedirba. Buvęs ministras paskutinis miškų, anksčiau ministerija miškų buvo. Ir jie sako, kad tai yra tragedija. Signatarė Vaniunytė, buvusi miškininkė, miškų tarnybos vadovė. Ir bet argumentai. 2
su kažkiek tai tiesa. Dar stambių medienos perdirbėjų atstovas Beinardas. O dar Paulauskas toksai yra iš Vakarų mediena. Vakarų mediena, dar Pangonis ten. Nu tai va, yra tie ir čia. Masė žmonių. Ir piketų susirenka 2000. Jie ne tik dėl save, bet ir dėl miškų kovoja. Kaip pasakė signatarė Valiunytė, dėl miškų tokios reformos čia jau reikia tikrinti tuos žmonės pagal nacionalinio saugumo koncepciją. Nes tai yra tai, kas yra brangiausia. Na, sunaikinam. Galų gale aš gavau to Latvijos profesoriaus, kuris darė Latvijoje tą reformą, interviu mūsų žiniasklaidai, kuris vienareikšmiai pasakė, neikit mūsų keliu, ištiks tragedija, kas ištiko Latvijoje. Ne vis tiek suspirimas, šmeištas visoks viskas. Kam šmeištų keliu? Kam aiškiai 1300 tų pažeidimų? Aš klausiu Skvernelio. Premjerė, kas čia? Nu, tai man čia padavė tokius, tai duok mum. Ne, tai čia yra slapta. Nu, atsiprašau, kas slapta pažeidimą? Tai yra kažkoks tai eina, nu, vėl nežino kokiu keliu, kuris, nu, niekur nedada. Melariais. Tai kažkas kažkur medžiojo. Tai kažkas kažkur buvo. Nu, išgazdysim, pagazdysim. Čia tai viską. Nu, kam taip elgtis? Nu, aš nesuprantu tokių reformų, kurios eina va tokio buldozerių ir net ne buldozerių, užmeištų, šantažų, Seimo narių. Atsistoja kažkoks Žasinas, atsiprašau, viceministras ir pradeda aiškit, koks Seimo narys. O dabar Navicko pusbrolis dirba medienos versle, kurio milijoninės apyvartos. Ir jisai teikia šią reformą. Vat kaip su šitais dalykais? Ne, tai jis išlik turėtų nusišalinti. Tai vat apie ką ir kalba? Sako, aš deklaravau, todėl aš švarus. Atsiprašau, deklaruoti yra popierius. Bet būk malonus, pasitrauk. Tai faktas yra kitas, kad tu kažkam tai patakauji. Deklaravimas tai yra popieriukų užpildymas, bet tai neduoda indulgencijos, kad tu jau reiškia švarus, kad deklaravau, bet vis tiek stumiu. Aš sutinku, bet tai yra 4000 žmonių. Tai paimkim kitą instituciją, galbūt tą, kur buvo pats ponas Skvernelis vadas, ir pažiūrėkime, kiek ten korupcijos yra. Bet niekas nesako, kad jos reikia išvaikyti, utilizuoti, panaikyti, kad reiškia yra policijų korupcijos. Korupcijos yra visur. Su ją reikia kovoti. Bet neaiškit, kad čia štai miškininkai labiausiai korumpuoti. Duok Dieve, kad visus institucijos taip dirbtų ir tie korupcijos būtų, tai Lietuvoje tikrai būtų gan normalu. Juk medienos pardavimai padarėme elektroninę. Urėtai net nedalyvauja, nežino, kas ją perka. Nupjovė medį, padėjo įstirtą, įmetė į kompiuterį, turim tokios medienos. Ar vokietis, ar lenkas, ar lietuvis nupirko, atvažiavo, pasikrovė, įsivežė. Jie tik įdeda kainą, rinkos kainą, viskas. Dar kažkas blogai, nu, nežinau. O čia su tuo monopoliu, tai kaip valstybė labai ko ir neuždirbtų, nes visas tas kainų sumažinimas. Nu, tai Latvijai tą išbandė. Jeigu tik tai pakeisi medienos pardavimo sistemą su ta viena įmonė, ir reiškia, jūs ateinat pas mane, aš tos didelės įmonės vadas ir vedam derybą. Nu, tai derybas mes pravestume labai normaliai. Toj pasižiūrėtume, aha, čia tam, bet yra, pagalvokim, kad yra bemaž 1000 mažųjų perdirbėjų. Jie pasiėmė kreditus. Jis įsteigė savo įmonę. Ką jie darys? Nu, Latvijai vadinasi ta 20 klubas, kurie nuperka visą medieną, o po to susėda verslininkai tas 20-ukas. Aha, čia, tiek aš partuosim, ten, viskas. Tie mažiukai bando pirkti iš Lietuvos. Mes irgi neturim per daug medienos, reikia saviškius aprūpinti. Tu va, tokia sistema kažkam jinai labai naudinga. Tik būtų ne 20 klubas, o, sakau, būtų 4 klubas.